Sveikatos problemą mes toliau labai stipriai susidurėm Lietuvoje. Tiek šią savaitę, tiek praėjusią savaitę turėjom sveikatos komiteto posėdžius, kuriuose buvo pateikta informacija ligonių kasų dėl apmokėjimo. Man kelia labai didelį susirūpinimą, nes ligoninėm skolos auga praktiškai savaitėmis. Klausimas, ką aš ir kalbėjau lapkričio spalio mėnesį valdančioji koalicijai su premjere Inga, kada mes šnekėjomės, sako, Inga, bus yra blogai, nes mes rezervą palikom labai didelį, įkainių nepadidinom, todėl ligoninės už tokį įkainį, koks jis yra, tiesiog negalės kokybiškai suteikti paslaugų. Mes matome, kad kai kuriuom ligoninėm yra jau skolos ir po milijoną, ir po 2, ir net po 3. Kai kurios ligoninės neįvykdo savo įsipareigojimų ir nesuteikia, arba negali suteikti paslaugų. Trečias yra dalykas, kas mane neramina, kad padarome operaciją, bet žmogus turi reabilitacijos laukti 1-2 mėnesių, o netgi ir daugiau. Kai kuriais atvejais mes turim netgi ir 3. Tada kyla klausimas, daryti operaciją ir žmogų laikyti 1-2 mėnesių namuose, nesuteikiant jam reabilitacijos. Tai vieni sako, žinai, Remigiau, tu labai blogai sakai, jie privalo daryti operaciją. Sakau, aš nekeliu klausimą dėl privalumo. Aš sakau, ką po tos operacijos žmogus gaus reabilitaciją. Ir jeigu žmogus reabilitacijos negaus, tai man pasakykit, kam tada tą operaciją mes dabar darom. Bet aišku, operacija yra gyvybiškai būtinas reikalas, jeigu tai nėra planinė. Bet jeigu yra planinė ir mes nesuderinam su reabilitacija, tai yra problema. Kai kuriuose rajonuose pasigirdo, kad vis dėlto reikės uždarinėti chirurgijos skyrius ir kitus skyrius. Mane tai labai neramina. Aš manau, kad prezidentūra palaikys mūsų poziciją Linos Šukytės, Korsakės, komiteto pirmininkės ir mano, kad tokio drastiško žingsnio mes negalim žengti, nes rajonuose, regionuose sveikatos gydymo įstaigų prieinamumas yra labai ribotas ir važiuoti į universitetinės gydymo įstaigas tiesiog yra žmonės, kurie negali, jeigu jų šeimos nariai negyvena Lietuvoje, gyvena užsieny ir patekti pas jį yra labai sudėtinga. Tai manau, kad ateinančios dekados arba ateinančio ketvirčio didžiausias iššūkis gegužė-birželį mėnesį bus sveikata. Ir aš vis dėlto ir koalicijoje, matyt, mes dabar darysime pasitarimą, tai vienas iš klausimų mano ir bus, dėl sveikatos rezervo atidarimo, dėl atsiskaitimo su gydymo įstaigomis už vėlavimus ir už paslaugas. Ir skatinti tas gydymo įstaigas, kad ta, kuri padaro operaciją, ta, kuri suteikia paslaugą, ta gydymo įstaiga, kuri suteikia greitą reabilitaciją, būtent skatinti finansavimo prasme. Ar pavyks tai padaryti, sunku pasakyti, nes tai priklausys, aišku, nuo socialdemokratų, nes jų yra kuravimo srity sveikatos sistema, tai yra ministerija jų. Bet jeigu mes to nepadarysim, bijau, kad žiemą, tai yra lapkričio gruodžio mėnesį, tiesiog kai kurios operacijos, kai kurios paslaugos nebebus teikiamos Lietuvoje.